Man atrodo, kad gaila, kad Lietuva ten tiek mažai tų ledo ritulininkų turi ir jeigu paskaičiuosim, tai turbūt 6 pagrindinės sudėties puolėjai, jeigu Zubraus net neskaičiuojam, nes jis beveik visada užimtas tenais. Tai labai gaila, kad taip gaunasi, kad tiek pas mus mažai ledo ritulininkų ir dar gaunasi, kad ne visi stipriausi žaidžia. Tai nežinau, ar įmanoma kažkaip tas spręsti, nes žaidėjai pasirenka klubus, kurių šalių čempionatai vėliau baigia. Kaip tą gali įtakoti federacija, net sunku man pasakyti, bet tai tokia situacija negali būti, nes realiai mes važiuojam į pirmenybės, vos negalima sakyti, 1/2 sudėtim. Tai kai Lietuva turi tokį resursą, nedidelį ledo ritulininkų, tai yra sunku iš tikrųjų, nes vis tiek pažiūrim, kokią šalį žaidžia Lenkija, su galimybėm Ukraina, KHL žaidžia, Lenkija žada žaisti KHL. Olandai paskutiniu metu jų nauja karta jau mus 2 metus mums neleidžia pagalvoti net apie pergalę. Tai va, o aišku, šitam čempionate tai turbūt Rumunai ir Estija tokios varžybos, kur reikia truks plyš bandyti rezultatą pasiekti. Anksčiau rytų europiečius turėjom, tai ten iš principo tas pastatytas žaidėjo ir trenerio santykyje kitaip statomi. Čia tu daugiau pats savo paliktas ir jau po to, kaip tu savo tas laisvės moki kaip sakant, pasinaudoti ir pasiruošti varžybom. Treneris, aš nežinau, kiek iš turit informacijos, jis 10 metų dėlę pradirbęs elitiniai Vokietijos lygoje. Italijoje buvo kaip vyr treneris čempionas. Olimpiadoje galbūt. Tai noriu pasakyti, kad jo trenerio CV yra, sakysim, pakankamai įspūdinga. Ir jis, kaip vokietis, pragmatiškai viską, ką reikia. Taškus sudėlioja, žiūrim video, parodo ir jau mes patys turim daryti išvadas iš to.